Sveiki atvykę į šį YouTube kanalą. Šis YouTube kanalas Jėzaus širdis laukia jūsų dovanų ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir švenčiausiosios mergelės Marijos, kad galėtume tinkamai pasiruošti dangiškoms vestuvėms. Avinėlio Dievas. Šiandien pristatome mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ištartą Dievo žodį naujajame Jeruzalės vienuolyne Rumunijoje. Dievo žodis apie pasaulio pabaigą ir viešpaties dieną pirma dalis 1964–1973 metrų. Nešu rankoje plakatą, ant kurio parašyta viso galas. Nuo pat gimimo skelbiau šį žodį, šią naujieną. Tegul niekas nemano, kad šis žodis yra melas. Danguje neliko nei šventojo, nei angelo, kuris neateitų su šluota nušluoti tavo kelio, ypač pranašai, kurie nušviečia jūs greitai ateiti. O Jeruzalės vaikai, ateinančio miesto vaikai. Dvasiškai buvo pasakyta, kad vėl ateis laikas, kai būsime laisvi. Oi, neieškok be šio darbo, nes su tavimi noriu atrakinti. Tu esi druskos luitas, kuris pasūdys visą šią žemę. Jūs esate raktas į pabaigos amžių. Viešpats neša. Bet kam aš daviau šį raktą? Matai, kad nežinai, jei neskaitai įstatymo? Kad parašytas didelis kalendorius, kurį palikau. Supraskite, nes šis darbas blogai matomas, bet ateis laikas, kai jis bus matomas didelis ir bus gerai matomas, nes tai yra Zachiejaus namai. Ir žinokite, kad kai kurie iš jūsų įeis, o kiti neįeis, nes viešpats paruoš vietą, kuri nebus panaši į žemę, nes ateina paskutinis laikas. Jei netiki, žinok, kad šios žemės nepaveldėsi. Sūnau, nusirenk senus drabužius ir apsirenk naujais, nes viešpats ateis pas tave ir pakels tave dangaus debesyse. Jei ketinate būti namuose, išgirdę šiuos žodžius išeikite iš namų. Jei būsite lauke, išgirdę šį šnabždesį palikite lauką. Kelkis ir sek mane. Jei ketinate būti viršuje, nesileiskite nieko savo iš savo namų. Užeik. Mano šnabždesiais atsistok. Sūnau, skubėk ir sek paskui mane. Jei būsite mano tarnyboje, tiek leidžiu jums prašyti manęs palaiminimo jūsų kelionėje. Nes mano šnabždesyse dejuoja visas pragaras, o mano žodžiais visos pragaro baimės, nes mano kvietimu iškils visas pragaras. Bet būk atsargus, kristianai, kaip tau sekasi, nes tavo tautos ateis tau kelyje ir tave sustabdys. Nieko nesakyk jiems apie mano šnabždesį. Tu eik paskui mane. Tu žinai, koks bus tas laikas, kad net brangiausias draugas privers tave pavėluoti. Nebūk užsispyręs, nes aš pavadinsiu tave savo sūnumi pagal savo širdį ir mylėsiu taip, kaip niekad nemylėjau. Virš prisikėlimo dienos aš tau paskambinsiu. Virš gimtadienio aš tau paskambinsiu. Virš pirmojo vyro gimimo aš tave vadinsiu. Ateik pas mane, tas iš plano, žmogus iš simbolio, žmogus iš dabarties, kuris nepamiršo visko, kas buvo padaryta, kuris nepamiršo savo tėvo, kuris vadinamas Dievu, ir tu sekei mane viskas, ką turėjai, ir niekas nepalaužė tave nuo šventosios tiesos. Ateik pas mane, kaip gerai tau atrodys, kai tau paskambinsiu. Šiandien ėmiau atkarpas iš visų pradžioje atliktų darbų, kad sujungčiau juos vieną prie kito, tai yra nuo pradžios iki galo, bet man sunku juos sujungti vieną prie kito, nes pabaiga pasidarė svetima. Iki pradžios. Atėjo pabaigos metas ir niekas nebus vertas tau daryti gerą, kad atėjo bjaurus žmogus ir šiandien pasauliui į ausį pašnibždėjo, kad mirusieji nebevalgo, kad čia dangus ir pragaras, bet aš pasakyk tau, kad netiki ir pasilik su manimi per amžius, kad per tave aš nuplausiu daugybę nuodėmių. O kiek daug ateis ir sieks sunaikinti šį kūrinį. Bet jie negalės, nes ateis iš rytų ir iš vakarų, iš pietų ir iš šiaurės būtybių, kurios tada manęs ieškos. O laimingas būsi kristianai, kuris su manimi užims amžiaus pabaigą. Tu esi mano darbas nuo amžiaus pradžios ir pabaigos. Sūnau, nebus žemės ir vietos, kuri nebūtų tavo, jei tu klausysi, nes Dievas pasišauks visus savo kūrinius ir perduos geruosius į dešinę, o bloguosius į kairę, o gerieji paveldės žemę.
Sūnus, šis kūnas nėra Dievas, bet tai yra Dievo trimitas. Viešpats atėjo iš švento dangaus ir nusilenkė tau iki žemės. Aš pasakiau Tėvo vardu, nes tai yra pradžia ir pabaiga, amen, nes visi gaus dvasią kaip ir pradžioje ir pabaigoje. Amen. Aš pasakiau, amen, nieko be Dievo, nes Dievas yra tavo tėvas. Niekas neįeis į mano karalystę savo noru. Aš esu Alfa ir Omega. Kas dabar manęs ieško ir aš jo ieškosiu, o kristianai, aš atėjau nešti savo džiaugsmo iš aukštybių, nes viskas baigta. Atmerk jam akis, mano sūnau, nes man atėjo galas, o tu to nežinai. Tai skaudu tam, kuris neišmoko viešpaties Jėzaus Kristaus žodžių. Ateina nusidėjėlių skrydis, pasislėpti urvuose ir kalnų plyšiuose. Skaudu, kad nepaisiai mano mokymų. Tu gyveni ir sakai, kad mirsi, bet už ką aš išliejau savo kraują? Jūs atsakysite. Jei mirsite. Turime prasmę, sūnus, bet niekas to nežino. Kodėl šventoji dvasia neatėjo, kad duotų mums daugiau vadovavimo? Kai kurie sako, kaip gerai, kad dabar darau tai, ką noriu, sako kiti. Ak, kokį stiprų skausmą mums parodys šis taškas. Mes esame nežinomoje vietoje ir tai turėtų būti žinoma. Jei žinotumėte, koks taškas prieš jūs, nustotumėte gerti ir valgyti. Sūnus, mes sutinkame Antikristo žirgus, apokalipsės žirgus. Mes sutinkame drakoną, kuris ryja viską ir praryja ir tave, jei tu nesi man ištikimas. Tiesą sakau jums, daugelis iš jūsų nepriims mirties, bet kūnu priimsite viešpatį. Kokia graži yra pabaigos diena, kai dangus ir žemė susitiks ir priims vienas kitą. Ir kaip bus liūdna, kai nepaklusnieji atsiskirs nuo tavęs ir manęs ir nuleis galvas. Išgirsite, kad ten veikia Dievas, nei kanapus išgirsi, kad mirusieji prisikelia, neikite, nes tai ne mano pranašai ir jūs klaidina. Atminkite, kad darbas nebėra. Būkite atsargus, nes daugelis nusigręžia nuo teisingos pranašystės ir nebekalba tiesos. Kaip šios pranašystės nebuvo ir nebus. Būkite ištikimi ir darbininkai iki paskutinio karto. Štai kas ateina, kaip krikštatėvis išsižada savo sūnaus Šėtono, taip jis paskambins tau ir sakys, ar tu atsižadėjai Dievo, bet jei būsi su manimi, net nesušlapi kojos, nes Mozė ištrūko. Raudonoji jūra tas, kuris turi stiprų tikėjimą, pabėga. Kas atsitiko Mozei? Kas atsitiko Abraomui? Kas nutiko Elijui? Kas nutiko Nojui? Tu esi daugiau nei tai, mano tėve. Tu esi paskutinis, tu esi šio amžiaus pabaiga. Greitai bus matyti, kad yra vienas Dievas, vienas darbas ir vienas planas. Atverk savo širdį, nes ugnis ateina iš Sodomos ir Gomoros. Kaip rytoj ryte pamatysite, kaip ugnis dega jūsų namuose ir kaip visi galvijai rėkia ir bėga iš siaubo su ugnimi ant nugaros. Žiūrėk atidžiai, nes tų, kuriuos matai tuščius ir kalbasi su berniukais, daugiau jų nebepamatysi, nes jie atnešė galą žemei. Sūnus, neleiskite šių dalykų patekti į jūsų namus. Neleiskite ugniai patekti į jūsų namus. Tegul Dievas mato ženklą prie jūsų lango, kad galėtumėte pabėgti. Ir jei leisi savo nuogas dukteris ir savo sūnus kaip Sodomos pasaulio įeiti į savo namus, tada neturėsi pabėgimo ir tavo namai, tavo karvė ir tavo daiktai sudegs. Ateik pas mane, ateik iš visų pusių. Žemė pasikeis, daug kas pasikeis ir bus atleista, bet šventvagystė prieš šventąją dvasią nebus atleista, nes Dievas kasmet krikštijo žemę, bet piktžodžiautojai prieš šventąją dvasią nesuminkštėjo. Ar girdi, kad net mirusieji žemėje girdi? Išgirsk, bijok ir nustok nusidėti, nes laiminga ausis, kuri girdi, būsi laimingas. Ir sustok, kaip Zachiejus sustojo, kaip sustojo tas, kuris įsmeigė ietį į mano šoną, kuris šiandien yra mano kankinys. Pabaiga prasidėjo, bet niekas nenori ją patikėti. Visame pasaulyje sakoma, kad amžius buvo pratęstas, bet netikėkite, kad tai melas, kad amžius sukurtas Dievo. Ateik ir pasilik šalia manęs, pamatysi, kad taip nėra. Likite su manimi ir keliaukite su manimi, neleisk, kad tai tave sugriaus.
O mano tauta, kas bus, kai ateisiu? Kas pasiliks? Atėjo pabaigos metas ir niekas nenorės daryti tau gero. Niekas nebenorės dėl tavęs dirbti, nes atėjo bjaurus žmogus, pašnibždomis tau į ausį pasakė, kad mirusieji daugiau nevalgo, bet sakau tau, pasilik su manimi amžinai. Tai šios dienos pranešimo pabaiga, telaimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.